Sveiki gyvi. Esu Danielius Sukčiauskas. Bėgu per Australiją. Jau 80 dieną. Labai karšta šiandien. Ir man labai sunku. Čia bekelė, nėra visai kelio. Ir dar gaunu labai daug blogų atsiliepimų kažkodėl. Nors stengiuosi, rodau, darau. Tai iš tikrųjų, kai bėgi per tokį smėlį, tai neįmanoma ir filmuot, ir bėgt kartu. Tai dėl to per smėlį bėgant niekur nefilmuoju. Kaip mano baba sakydavo, kad melo kojos trumpos, tai aš manau, su tom kojytėm toli nenubėgsi. Tai aš visiems ir heiteriam tą patį sakau, kad nebėgčiau, tai yra nesąmonė. Nes mane rodo ir delfinai. Ir aš pas 1,5 metų bėgau, treniravausi. Vos praėjau 100 kilometrų. Kasdien prabėgdavau vos keliasdešimt metrų. Tai žiauriai daug stengiausi. O dabar esu Australijoje ir pildau vieną savo svajonių. Ir kažkas mane dar nori apšmeižti ir netikėti mano galimybėm, kad aš bėgu ir stengiuosi dėl jūsų. Šiandien bėgu tokiu vietoj, kur visai nėra vandens. Tai nežinau iš kur gaut. Kiek čia man priaukoju duome. O, jau 4,5 tūkstančių. Nu nebloga, nebloga. Nu kon čia dar sugalvojus. Ai, paslėpsiu vandenį. Visas man duo mano baigęs. Turiu tik tai mažą gurkšnelį. Tai nežinau kur rast. O dar laukia 1000 kilometrų. Nežinau kaip čia bus man. Bet kaip nors gal išgyvensiu. O jūs negailėkit paramos, nes sunkiai vargstu dėl jūsų. Rodau tikrus vaizdus, kaip reikia išgyventi Australijos dykumoj. Atsigersiu paskutinį vandenį. Labai sunku, labai karšta. Pravažiavau Aliaską. Gal pravažiuosiu kažkaip ir Australiją. Nors sunku bėgti, sunku čia visai eit. Jeigu su karučiu nepajau, tai įsivaizduojat kaip sunku. Šiaip gaunu labai daug kažkodėl neigiamų žinučių. Bet kaip mano baba sakydavo, kad būk vyras, nemeluok ir judėk. Nekreip dėmesį, kad visą laiką bus heiterių, kurie linkės tau blogo. O, radau vandens, kažkas padėjo ir paliko, nežinau čia. Bet va yra vandens, tai nu dar išgyvensiu. Heiteriai labai daug komentuoja, kodėl aš nesidalinu bėgimo informaciją. Tai noriu pasakyti, kad aš šiaip neapgaudinėčiau visų, juk aš tiek treniravausi, tiek daug pinigų surinkau, kad negi aš meluočiau. Čia kažkas man atsiuntė žinutę, kad neva aš važiuoju su kažkuom ir duoda man atsigert. Tai visiškai nesąmonė. Va galiu parodyti savo filtrą vandens, koks jis yra. Va žiūrėkit, padaužysiu. Matot, koks purvinas yra nuo Australijos vandens. Tai taip kiekvieną dieną prasidulkinu filtrą, kad galėčiau vandens prasifiltruoti. Yra kai kurie melagiai, viena kelionių firma šmeižė mane, bet jūs netikėkit. Tai jie dalinas netikrom fotografijom ir tikrai man kai kurie padėjo, bet mane tikrai nieks neveža. Pats bėgu. Deja, draugai, mano bėgimas jau į pabaigą. Visi išrišo, gali negerai baigtis. Man koja traumą patyriau, dešinės kojos. Va, susitrenkiau, dabar bintuojos. Deja, pralaimėjau su Australijos gamta ir dievais. Tai turiu savo žygį baigti. Bet jūs vis dar galite prisidėti prie mano turinio GoFund
Danielius Sukčiauskas. Būsiu labai dėkingas, nes man dar reikia grįžti į Lietuvą su sužeista koja.